Labą dieną, gerbiami telšiškiai. Šiandien mes švenčiame pergalę, didelę pergalę, laimėjom bylą prieš Telšių rajono savivaldybės administraciją ir prieš, aišku, merą Tomą Katkų. Bylą laimėjom, tiksliau, Rudupių kaimo bendruomenė laimėjo bylą. Istorija tęsis jau kurį laiką. Savivaldybė vykdo projektą, skiria lėšas bendruomenėms, projektams vykdyti ir bendruomenės dalyvauja tame projekte, renka parašus gyventojai, kas daugiau parašų surenka, tie laimi tas projektinis lėšas. Savivaldybė skiria šiuo atveju 40 000 eurų ir už tos pinigus bendruomenės gali pasidaryti pagal projektą, kas ką ten sugalvoja, kas sporto aikštelė, kas ten pasigražinti, kas ten, žodžiu. Kaimo bendruomenėm yra labai svarbu tas lėšas. Ir dalyvavo tame projekte Rudupių kaimo bendruomenė, parašė projektą. Aišku, surinko daugiausiai balsų, bet administracija nutarė kitaip, neskirti. Ten yra tokia komisija, kuriai vadovauja socialdemokratija Rugilė Kumžaitė. Komisija ten ir kiti absoliučiai nekompetentingi asmenys yra. Nutarė, kad visgi daugiausiai parašų surinkusių Rudupių kaimo bendruomenė nėra verta būti laimėtų ir gauti tas lėšas. Administracijos direktorė, socialdemokratija irgi, Leinartienė paskyrė laimėtoją to konkurso. Tuos pinigus reiškia skirti kitai kompanijai, bet ne Rudupių kaimo bendruomeniai. Ir mes apskundėm, aš padėjau, aišku, kaimo bendruomenė apskundė jų sprendimą, buvo rašomi raštai merui, meras irgi socialdemokratas, visi jie socialdemokratai yra ir jie nenori, kad laimėtojas būtų paskirtas tas, kad surinko daugiausiai balsų. Pradėjo sukinėti, ten atrado kažkokiu atveju, kažkas galimai sukčiavo, kažkoks tai seniūnas, socialdemokratas irgi viešvino, bet tai neturi išmės. Mes apskundėm administracijos ginčų komisiją, ikiteisminė įstaiga, jie nustatė, kad tai yra neteisėta ir panaikino administracijos direktorius įsakymą, kurio jį paskyrė laimėtoją. Direktoriai, aišku, jie nesiruošia pasiduoti, tie žmonės, jie ir negarbingi žmonės, yra amoralaus elgesio žmonės, tas mūsų meras toks yra amoralaus elgesio. Ir jie sudaro komisiją, skaičiuoja tos balsus iš naujo. Ir skaičiavo tos balsus iš naujo. Neprisiskaičiavo jie tų balsų, mažai tų balsų, bet nežiūrinti tai, vis tiek jie paskyrė direktorių Leinartienė, paskyrė laimėtojų vėl tą patį kompaniją ten, kuri ten buvo sugalvoję kažkokius ten kortus daryti. Ir, aišku, Rudupių kaimo bendruomenė per bortą, kaip sakant. Mes vėl apskundėm direktorius tą sprendimą, įsakymą ir apskundėm ir vėl dabar administracijos ginčų komisija atliko tyrimą ir nusprendė, kad panaikinti tą įsakymą administracijos direktorius. Ir viskas. Ir tas, kuris antrą vietą, faktiškai buvo antroje vietoje, jie paskyrė pirmą vietą. Bet dabar panaikinta, tai viskas prapylė į viską ir jie dabar privalo tos pinigus faktiškai turėtų skirti Rudupių kaimo bendruomeniai. Visgi, negarbingai elgėsi. Prapylėt ponę Leinartienę ir Katkau, prapylėt antrą kartą bylą prieš kaimo bendruomenę. Tokia kompanija savivaldybėje sėdėt, teisininkai, magistrai sėdėt ir prapylėt prieš paprastą kaimo bendruomenę, 2 kartus prapylėt tą pačią bylą. Ir dabar turėsit pripažinti, kad visgi Rudupių kaimo bendruomenė laimėjo tą projektą. Duoti jiems 40 000 savivaldybės lėšų, tegu jie daro tam kaime, ką ten jie buvo sugalvoję kažkokią sporto aikštelę daryti, tegu sportuoja jauni ir seni, bet svarbiausia, kad jie yra teisūs, o jūs neteisūs, jūs elgitės labai nesąžiningai, negarbingai ir aš išvelgiu čia korupciją, aš asmeniškai išvelgiu, tačiau, kad tai yra protekcionizmas, tai yra tokia korupcijos forma, protekcionizmas, aš išvelgiu, kad tai yra protekcionizmas, ir svarstau galimybę kreiptis pradžioje antikorupcijos komisiją, kreiptis, kad taip negali būti, sugalvoja jie, neskiria laimėtojų ir viskas. Įsivaizduojat, nematyti dalykai. Tai negarbingi žmonės, nekompetentingi žmonės yra.
ir amoralaus elgesio. Tai meras, tokį merą išsirinkot, gerbiami rajonų gyventojai, toks meras. Ir meras viską turi reguliuoti, pasakyti. Bet meras, matyti, reguliuoja kitą pusę. Tai prapylėt bylą, gėda administracijai, gėda merui Katkui, jums visiems yra gėda. O mes bylą laimėjom ir dar laimėsim. Jeigu neskirsit lėšų, dabar kas jums belieka? Ką jūs darysit? Jūs turėsit skirti tas lėšas gėdingai pralaimėti. Pripažinkit, kad pralaimėjote tą bylą, kaip į daugelį bylų pralaimėjote, dar pralaimėsit. Tai mums šiandien šventė. Sveikinu Rūdupių kaimų bendruomenę ir visų kaimų bendruomenės. Jeigu kitų kaimų bendruomenės manot, kad esat neteisingai vertinami, kreipkitės, mes padėsim. Mes kaimo žmogui padedam, tiems, kuriem reikia, kurie yra teisūs. Taip pat kreipkitės, mes mylim kaimą ir mylim Telšių rajono gyventojus skirtingai negu ta kompanija, kur jie nekenčia kaimo žmonių, nekenčia rajonų žmonių, jie nekenčia visų, jie tik tai savo interesus tik paiso. A jų šeima, vaikai, viskas, kitų vaikų jiems nėra. Tai sveikinam.